Sekmadienio Paulo lygos Mindauginės topkikeriai pasitiko jas Pilaitės gimnazijos aikštynę ir pasitiko pergalę. Šarūnai, sveikinu, įvartis, nežinau, prie antro įvarčio prisidėjai? Šiek tiek. Šiek tiek, tai praškai 2 įvarčius įmušiai. Topkikeriai laimėjo 2-1, kokios mintis? Tai gal iš tikrųjų tai karšta, susirinkom gal taip irgi nepilnai, kaip sakant, turėjom tik 2 keitimus, bet pirmą kėlinį tai atlakstėm, tikrai manau, kad apylygis buvo pirmas kėlinys, įmušėm tą vieną įvartį. Įmušiai tu tą vieną įvartį? Tai pasisekė. Galėjai daugiau įmušt? Jo, galėjau daugiau, bet dėja nepavyko, o jau antram kėlinį tai tikrai jėgos baigėsi. Ir keitimai baigėsi, man atrodo, ten viskas baigėsi. Keitimai jo baigėsi, tai žodžiu kentėjom, kažkaip sugebėjom dar tą antrą įmušti, tiksliau varžovai sugebėjo, padėjo įmušti. Davėjai spaudimo gynėjai? Daviau spaudimą ir įsimušė gynėjai. Tai žodžiu, tada prasileidom ir likus jau keletą paskutinių minučių kentėjom ir atkentėjom ir išplėšėm pergalę. Ir džiaugiamės to. Ir va dabar dar Hebra džiaugiasi, negali niekaip pasidžiaugti. Pas kažkaip toks retesnis paukštis šį sezoną, taip? Jo, tai kiek čia, kokie 3 mėnesiai be futbolo. Nu, aš galvoju, kad aš tas nekart mačiau tam aikštynė. Tai kas tau nutiko? Tai buvo meniskas įplyšęs, tai gydžiausi ir kaip sakant, į salę jau ir laukiau progos grįžti. Ir dabar gyvas, jau pasme sveikas meniskas? Lik ir viskas gerai. Papabelsk į medį, jeigu ten turi kur nors. Stebėjai komandos rezultatus, stebėjai, kaip čia mums sekasi? Jo, aišku, žinoma, kad žiūrėdavau. Kaip manai,
gerą vietą užimės, kažkur ten turnyro lentelės viduryje, man atrodo, ten kokie 5-6, ten... Nu, tai tikiuosi, kad vis tiek pabaigsim toj pirmoj pusėj bent jau. Galvoju, vis tiek už 4-5 vietą medalių niekas neduoda. Ar verta? Verta. Pats kaip įsivaizduojant. Dabar, aišku, mums dar liko vienas rungtynės su Tiesais, kitą savaitę. Aš čia girdėjau, viens po kito sako vyrai, kad galėsi. Panašu, kad jau. Nu tai ką to dabar jaunam įsilgusiam futbolą. Antram rate kaip įsivaizduoja, kur galim pridėti? Pridėti, kur galėtume. Nežinau, gal kraštuose reikėtų greitesnių, stipresnių žaidėjų. Šiaip mes paraiško lyg ir turim tokių, aš galvoju, ten tų greitų. Jeigu tikrai surinktume visą, kaip sakant, tą sastavą stipriausią, tai tikrai galėtume dar pasistiprinti. Okay. Ką šiandien MVP išrinktum? Augi. Kiek savo balų duotum? 7-8. Aš manau, tas vienas, kur pirmą kėlinį dar turėjo išėjęs į mušką ir mes tą duotume visus 9 ir išeitum kaip MVP. Ačiū Šarai, linkiu daugiau neplėšyt menisko ir plėšyt geriau tinklus varžovų vartų. Dėkui.